All right, good evening. Congratulations to Tomas. Congratulations to Žalgiris. I thought over the course of 40 minutes, they were more consistent team. We started pretty good, especially offensively. Then we could not sustain it. Defensively, we were not good the whole game. Arenu turbūt labiausiai užkūrė Francisko dėjimas. Ar sakytumėt, kad būtent tas epizodas galbūt buvo tas toks kertinis? Emociniai dalykai, rungtynės yra 40 minučių, per 40 minučių jie buvo, kaip sakant, pastovesni. Hello, Coach Maciej from the EuroLeague. Question in English, if you don't mind. Your team held a 19-point lead. How did things go wrong for you? We were never playing defense. And one more question. You scored 25 points in the first quarter, but couldn't reach 20 in any other period. What do you think caused the offense to stall after the opening 10 minutes? Because we didn't move the ball. Thank you very much. Treneri, didžiulį galvos skausmą Ženažovas Tubelis, kai liko iš progosios pertraukos 19 taškų, kas nepavyko stabdant? Nežinau, mes gal nesupratom po 2 rungtynių mūsų gynybinės tos, nežinau, vakar kažkaip dar netgi irgi sunervavo tie klausimai oro uoste, ar mes čia labai jau leidžiam jiem mesti, ne, mes tikrai neleidžiam jiem mesti. Kaip sakant, tu kažkurioje situacijoje gali jiem duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ne, mes tikrai, aš nenoriu tiek jam duoti mesti. Jeigu ten mes kažkokią tai galim situaciją, kur mes suklystam ar kai kurio, tu ten gali kažką, kaip sakant, geriau jau Ąžuolas negu Sisko, ne, taip šnekant logiškai. Jau ar kažkas tokio, ar Sirvidis, ar ten kažkas tokio, bet jeigu tu jam duodi iš tokies mesti 1, 2, 3, tai čia nėra toks mūsų žaidybinis planas ir niekada nebus, nes čia vis tiek, sakau, Eurolyga ir pats aukščiausias Eurolygos lygis, taip kad jisai normalus metikas. Oro uoste dar teikėte, kad laukite Žalgirio kažkokių siurprizų, pamatėm kažkokią tokią rotaciją, ar tai buvo vieninteliai siurprizai, ar buvo kitų kažkokių dalykų? Aš su tais siurprizais, tai čia tik tai jum podcasteriam nebūna tų siurprizų labai daug, būna vienas, kitas, nieks čia nieko nekeičia. Kad tu 8 mėnesius pareisi su viena mašina ir paskui kažką darysi, taip nebūna niekada. Sakau, jeigu tu pasižiūri skaičius, čia viskas aišku, kodėl pralošta. Žalgiris rungtynes pradėjo šiek tiek vis dėlto su kitokia gynyba, tiek lengvai neduodavo išsikeitimų, tai galbūt buvo vienas iš tų pokyčių, ar vis dėlto ar tai buvo matyta daugiau? Žalgiris žaidės tą patį, gal su Tėlanu biškį momentais pradėjo kitaip, mes susipratom, paskui ėjo tais dalykais, kurie buvo visą laiką. Kurie skaičiai pačiam labiausiai rėžia akį? Kamuoliai baudos, kaip visą laiką. Mes čia tų baudų prisirenkam kartais labai jau įdomiai, bet Žalgiris reguliariam sezonė, jeigu neklystų 26 prieš mus metė vidurkį, tai mes tų skaičių nenuimam. Čia, sakau, labai daug jau jie eina mesti tų baudos metimų ir taip toliau. Ir sakau, jeigu tu laimi 3 taškais, bet tas rankingas, kurio aš taip nekenčiu, nes jis taip tikrai neatspindi visko, tai rankingas Žalgirio plus 18, tai tą visą tų dalykų pliusinių minusų visumą, tai jie laimėjo 18. Tai dar klausimas, kaip mes čia išlikom rungtynėse. Bet sakau, jeigu imti Žalgirio pirmą kėlinį yra 12 taškų, aš po pirmo kėlinio sakau, mes visiškai nesiginam, ne komandai, tai jau 12 tai vien tik dėl to, kad jie viską prametė. Kai kalbėjom Stambule, sakėt, kaip paklausęs apie momentumą, kaip jį persinešti 3 rungtynes, sakėt, kad reikia gerai treniruotis komandai. Ką matėte iš komandos per tą? Jie labai gerai treniravosi. Aš manau, kad jie supranta, kad čia nebus, bet mes paprasčiausiai vienas dalykas yra suprasti, o kitas dalykas ateiti ir tą padaryti, ne? Ir sakau, tikrai gal ta gera pradžia mūsų užliuliavo ir taip toliau, bet ta gera pradžia tai buvo tikrai geras puolimas. Aš manau, kad ir sukrito Žalgiris, tikrai prametė aibę metimų laisvų ir ėjo į savo rankas ir eidami į kairę rankas gavo stoti ant baudų metimo linijos, mes tikrai prastai gynėmės, nežinau, aibė virš 20 fast breako taškų. Tai
porą situacijų, tai kai mus paima paprasčiausiai apibėga. Ne, tai jau tikrai taip būti negali. Per žudynės sulaukėt ir fanų palaikančios skanduotės Šarai, mūsų Šarai, buvo iškeltas transparantas, kad kauniečiai visgi valdo dabar Eurolygą, ar sutiktumėt iš to? Nežinau, čia sakau tikrai ačiū fanam, toks gražus tas, sakant, tas toks, ne, žestas, o daugiau sakau, visą laiką malonu grįžti į Kauną, bet grįžti padaryti darbo, o šiandien darbo mes neatlikom. Taip, ačiū.